Sveiki, draugai. Šiandien mes susitikome Minecraft. Tai va, dabar parodysim, kaip reikia kietai žaisti Minecraft. Aš esu labai kietas, visada gerai žaidžiu Minecraft. Tai yra mėgstamiausias mano žaidimas. Tai va, neveltui, kaip atsiprašau, tėti mama, aš didėjęs. Man jau 15 ir darau, ką panorėjęs. Tai va, tai ir darau. Esu nuolaiperis ir jau mėgstu Minecraft. Tai yra vienas mėgstamiausių mano užsiėmimų ir tikriausiai dažniausiai aš sėdžiu prie telefono ir prie šito žaidimo. Žiūrėkite, kaip reikia žaisti. Matote, net gali tokių dalykų sutikti. Jeigu sutikti, tai nenusigasite. Ja. Tai va, čia yra toks vandenėlis. Gal čia nėra jau labai toks kitiems įdomus, bet šiaip jis yra labai populiarus žaidimas. Vis geriau nei Traffic. Ar koks nors. Čia vis yra kažkas stabilis. Tai va. Šiaip šitą žaidimą aš laikau tobulą. Nežinau kodėl, jis man labai patinka. Visada žaidžiu jį su dideliu malonumu. Aš tikiuosi, kad jūs tikrai šitą mano video ir palaikinsit ir pakomentuosit. Nes tai yra kažkas tai tokio, ką mes visi mėgstam jo. Jeigu žiūri šitą video, tai jau savaime ačiū. Tai tau patinka žaidimas. Dabar rašinėjus biškį, nes čia reikia. Gerai, žmogeliukas. Neįsigaskit jau. Jų nereikia bijoti. Jie nėra tokie baisus, koks gali būti baisus aš. Va matai. Esu labai susikaupęs dabar, labai rimti dalykai. Čia yra toks žaidimas ir taip reikia daryti. Va. Aš esu pats labai gražiai čia atrodau iš tikrųjų. Jeigu nesuprantate anglų kalbos, galiu iš tikrųjų net nežaisti šitą žaidimą. Nes tada paprasčiausiai, jeigu žaidžiate žaidimą ir nesusite anglų, tai gaunasi kaip žaidimas. Nes tada tu tiesiog nežinai, ką spausti ir numiriau. Dabar aš rašau, aš negaliu. Tai čia yra, su anglais, su susirašinėjimai yra tokie sunkus. Iš tikrųjų, kai žiūrėsi šitą mano video, tai mokinkitės iš manęs šito viso dalyko. Kaip sakiau, dar aš labai norėčiau iš jūsų gauti patarimų komentaruose, judėjimo, nes šitas žaidimas jau man tiesiog perėjo per visur, nes jau tikrai atsižaidžiau pakankamai nuo pat kai jis atsirado. Ir suprantu, kad jau per daug jį žaidžiu ir noriu jums parodyti, kaip reikia žaisti jūsų žaidimus. Jeigu norėsit, sukursiu ir antrą dalį ir mikroskop dar yra tikrai žaidimas. Kurį irgi visai mėgstu. Sakau,
anglų kalbos geriau net nežiūrėkit iš to žaidimą, nes tada jūs tikrai, kaip pasakyt, jūs nežinosite spaust. Jūs bijosit tada judėti, nes bijosit padaryti klaidų. Kaip ir aš ką tik padariau klaidą. Tai va. Šiaip tai kaip matote, mano žaidimas vyksta puikiai, aš jokių klaidų nedarau. Visiems būna, kada kažkas nepavyksta, bet šiaip tai aš esu šito žaidimo mėgėjas ir, na, kaip pasakyt, profas, nulaiperis yra. Labai man patinka šis žaidimas tuo, kad čia nebūna lagių, nebūna to, kas užpūstų ir žiauriai užpūstų. Aš tai mane pradžioje išknisdavo tie vaizdai tokie kažkokie, kaip ir kampiai visokie. Galiukai su kvadratinėm galvom. Nieka, bet pripratau vėliau, padėjo pamatyti. Padėjo pamatyti jų gražiąją pusę, jų gražų veidą. Tai va, nepamirškit mane labai mylėti. Jeigu mane mylėsit, aš jums sukelsiu dar daugiau tokių video, kurie jūs stebins ir jums be galo patiks. Nepykit, kad truputėlį ne taip padariau, ką reikėjo, nes man įkando pusys. Dabar jau viskas tvarkoja. Jau galiu judėti. Negalvok, kad šitas žmogeliukas su viena akim, nesistebi. Einu miškeliu, ieškot lobio. Radau jau. Nu va. Tai va. Bet kaip dėmesį, kad sušylė nieko nereiškia. Tik žiūrėkit į šidelės, kurios gali patikėti važiuoti. Čia mano draugas. Mes dažnai išsilaiko savo priešą. Bet kaip jisai draugas. Vaikai dėmesį man kartą. Tokį daug yra raidžių, čia nekreipti dėmesį. Prasčiausiai dažniausiai nieko nereiškia. Tai va, matot, kad viršui yra tokie kaip kiškiai tokie prie širdelių. Mano širdelis apmažėjo, tai reiškia greit mirtis mano. Reiškia greitanis. Tai sako, širdis yra visų gyvenimo. Iš tikrųjų, tai aš pats dažniausiai žaidžiu šitą žaidimą nelabai suprasdamas, ką žaidžiu. Bet žaidžiu, nes jis man patinka. Man
patinka, kai visi nuo manęs bėga. Gavau širdį, ale. Jo, gavau, ne, obuolį gavau. Tai va. Na, o šiaip manau, kad mes jau susitiksim kitą kartą. Ir aš jums sukursiu kažką dar geriau. Na, o dabar mes galime jau atsisveikinti. Nors dar truputį pabūti. Bet palaukit, dabar dar aš turiu biškį susikaupimo. Gerai, susitiksime kitą kartą, kai jūs mane palaikinsit, pakomentuosit ir aš įkelsiu jums daugiau video.